Klausimas. Ar mūsų veiksmai nulemia mūsų aplinkos suvokimą? Veikiau, pačios aplinkos, visų daiktų ir reiškinių priežastis esame mes patys. Mūsų supantis pasaulis, aplinkiniai žmonės ir ne tai, kaip jaučiamės patys, visa tai yra mūsų gerų ir blogų praeities veiksmų, žodžių ir minčių kūrinys, visko kaip praeitie elgiamės su kitais žmonėmis rezultatas. Atminkite tai, kai klausysite tipinių ryšių koreliacijų iš realaus verslo gyvenimo. Tai ne pasaka, kuriems kadaise pasakojo 1 klasės mokytoja Jonuk, nemindžiak vabaliuko, nes vieną dieną tapsi vabaliuku ir būsi sumindžiotas. Tai veikiau pažintinės tiesos, tvirtai pagristos patirtimi ir išmintimi pagarbių žmonių, kurie per 2,5 tūkstančių metų jas išbandė ir sėkmingai naudojo. Trumpai tariant, jos veikia ir veikia nepriekaištingai. Tibeto išminčiai visada sakydavo, kad jei atrodo, kad šie dėsniai neveikia, tai yra tik todėl, kad jų nesilaikote. Ir jei būsite sąžiningi savo, įsitikinsite, kad tai tiesa. Kad šie principai atneštų sėkmę versle ir asmeninėme gyvenime, jų reikia laikytis taip pat intensyviai ir atkakliai, kaip ir norint tapti geru pianistu ar golfo žaidėju. O tai nėra taip lengva, tačiau vertinga.